Sveiki! Noriu parodyti, kaip suinstaliuoti Stekas apskaita programą. Visų pirma, reikia atsisiųsti instaliacinius failiukus, aš juos jau turiu savo kompiuteryje. Stekas apskaita turi dvi programos versijos. Viena yra skirta verslui, kita biudžeto apskaitai. Pažiūrėsime, kaip instaliuoti verslo įmonės apskaitai skirtą programą. Archyvą išskleisiu į katalogą, Vinaps 4. Išskleistus failiukus, esančius Vinaps 4 kataloge, perkelsim į pagrindinį kompiuterio diską. Kopijuoju, einu į mano kompiuteris, diskas C ir tiesiog jį čia įkeliu. Programa į kompiuterį perkelta. Dabar, kad sklandžiau vyktų darbas ir patogiau, rekomenduojame paleidžiamąjį failiuką įkelti ant ekrano. Sukuriam nuorodą. Pasirenkam kompiuterį, diską, katalogas Vinaps 4 ir ieškom paleidžiamojo failiuko Vinaps. OK. Next ir finish. Paleidžiamąjį failiuką sukūrė. Kad programa veiktų sklandžiai, reikalingas BDE administratorius. Kaip tai padaryti, žiūrėkite mūsų kitame video.